parduodu sodą, bet nežinau pats, kuris randasi, tuoj surasim, nes aš jį gavau ir nebuvau žiūrėjęs, kuris randasi. Tai yra Troškūnuose, tai yra Anykščių rajonas. Einam, dabar parodysiu. Ieškokim kartu. Va. Štai čia va parašyta kelias, 3-4 medukai. Va, randasi va čia, kažkur tai čia. Čia aplinka visa va tokia va. Vien sodai, bet kaip matau, kad jie yra visi apleisti. Ir niekas čia nieko nedaro štai sodai. Nu, žolė iki kelių, ar iki jos mens gal sakyčiau net. Va čia man atrodo kažkur prie tų tujų gal. Va, va, va. Nu, ieškom. Kur tas sodas mūsų? Kaip čia tas privažiavimas? Va, namukas kažkoks yra. Nu, jau panašu į sodus. Va čia yra keliukas, aišku. Keliukas. Jamba, nebus šitas sodas. Taip jau būna, kaip į pirmą įmė, o po to žiūri. Medžiai nuvirti. Šulinys, žiūrim, šulinys. Šulinys su šiukšlėm. Aišku. Taip, tai kaip aš suprantu, čia kelias. Man reikia praeiti. Už. Einam toliau. Temsta jau. Reikia greičiau skubėti. Nes bus tamsu, nieko neparodysiu. Oho. Čia medžiai išvirtę, kaip suprantu. Tas sodas. Kuris čia tas sodas? Jamba. Nu tie, kur Noriūnuose sodus aš turiu pardavime. Žymiai geresni. Bet čia vieta gera, sako. Tipo Troškūnai labai gera vieta. Nu, nežinau. Įdomu, kaip vasara atrodo. Čia turėtų būti viskas labai žalia. Labai apaugę. Nu, žiūrim. Jau čia panašiau kažkaip. Taip. Ten matau laukai. Laukai. Pagal ką orientuotis. Šiaip turėjo koliukus sukalti, man atrodo, kaip geodezinį darė. O, čia va yra. O, kokia tikra žiema. Čia tipo keliukas. Čia pažymėta, kad yra kelias. Nu, man taip kelio nelabai panašu. Bet o čia va tipo nu kažkur čia turi būti tas sodas. Stačiakampio formos. Čia tų medžių daugiau negu parodyta. Tikrai daugiau. Nu, ten tos tujos, aha. Tai bus kažkuris, arba va čia, toks pailgas, arba šitas. Va, kaip jį matyti tiksliai. Kaip žinoti tiksliai. Taigi, reikia kito ragelio. Atsidarom kitą ragelį. Jeigu čia veiks internetas. Man šitas Maps LT. Maps LT.
Va, rodo mano padėtis. Aš biškį per daug į šoną nuėjęs. Ten man reikia 16 numerio. Tai per 2 sklypus į šoną reikia paeiti. Ir bus tas 16. Va. Va šitas va bus. Va. Pažymėjau raudonai. Va čia bus. Taip. Tai aš taip suprantu, kad va čia bus. O kaip atrodo ortofoto? Ortofoto atrodo va šitaip. Padidinsim. Taip, ortofoto atrodo šitaip. Aš esu čia, kaip tik šitam sklype. O va čia tie išvartyti medžiai. Šičia. Tai labai gerai. O čia va tas namukas. Va čia tas namukas. Tai va taip, jeigu tiesiai eiti ateinami 14 ir šalia 16. Tai va orientuotis pagal tą namuką. Tas namukas yra... Kur jis čia buvo? Tai va ten tas namukas. Tai vienu žodžiu, va šičia va yra sodas, stačiakampio formos. O, tiksliai ribų nežinau, bet susigaudysim. Tai va. Va namukas. Namukas čia. Reiškia, nuo namuko tiesiai aš esu 14 sklype. Ir va čia vat yra, va čia jau prasideda šitas sklypas. Ir stačiakampis eina į vieną pusę. Nu va, kaip ir aišku. Kaip ir aišku, va, toks sklypas. Kiek čia pločio? 15,60, o ilgio 5,4. Ai, tai čia 8,5 aro, geras. Geras. Nemažas tas plotas. Visai. Ar aš gerai skaičiau? 840 kvadratų. Nu, turbūt. Labai blogų laikų atvažiavau iš tikrųjų, bet bent kažką parodau. Esmė tokia, kad troškūnai, kas norite troškūnuose sodo, sakykit, skambinkit, atiduosiu, nebrangiai, pigiai. Man, kad atsipirktų geodezinis, kur padariau, geodėja, padarė UAB geodėja, ačiū jiems. Tai va, malkų čia sočiai, kaip suprantu, krituolių medžių pilna visko. Yra va ir namukas kažkoks. Kaiminystėj. Bet čia atrodo viskas apleista iš tikrųjų. Va, iš kur aš atėjau? Va, mano pėdos. Pėdsakai mano. Tai va, skambinkit, sakykit. Turiu dar Noriūnuose, Kupiškio rajone 3 sodus. Jie ne vien šalia kito atskirai, bet ten privažiavimas geras labai. Šičia tai, kaip suprantu, labai jau užleista, viskas užleista. Bet miestelio teritorijoje, ne kažkur toli nuo civilizacijos, miestelio teritorijoje, va, bažnyčios stogas, va ten, matos. Va, bažnyčios stogas. Tai va. Tai tiek būtų, iki, sekit kanalą, dalinkitės ir nepraleisite kitų video. O aš toliau
imsiu visokius apleistus klipus ir pardavinėsiu. Tai va. Jeigu norite atiduoti apleistą sklypą ar šiukšlyną, ar pastatą, ar kažką, ar gerą gal norite atiduoti, skambinkit man. Iki.